Šiaulių futbolo komanda tęsia pasirengimą sezonui, kuris prasidės beveik po mėnesio. Kadangi po praėjusių metų klubą paliko būrys lyderių, šiemet Šiaulių komanda planuoja remtis daugiausia jaunais žaidėjais, kuriuos išugdė Šiaulių futbolo akademija. Šiemet komandos gerbėjai nebeišvys Igorio Kozlovo, kuris perėjo į Panevėžio ekraną, Roberto Veževičiaus, kuris išvyko į Izraelį. Žmogus patranka Artūras Rimkevičius dalyvavo Edinburgo Hearts peržiūroje. Santiago Keseneli po sezono išvyko ir liko Argentinoje. Buvęs treneris Gediminas Jarmalavičius vadovaus Alytaus Dainavos komandai. Naujoju treneriu paskirtas nuo 2010 metų su antrąja Šiaulių komanda dirbęs Tomas Kančelskis. Praeitais metais su jaunimu dirbu ir tas pats jaunimas atėjo prie pirmos komandos, taip kad jis man labai yra pažįstamas ir, kaip sakiau, klubo yra filosofija daugiau jaunais žaidėjais remtis, taip kad man tas darbas nenaujovė. Ekipos vadovai tikisi, kad komanda palikusiems lyderiams atsiras tinkama pamaina, nors klubo žaidėjų amžiaus vidurkis greičiausiai neviršys 22 metų. Šiemet šiauliečiai vis dar nepraranda galimybę rungtyniauti Europos taurės turnyre. Galimybė atsirastų, jei šiauliečiai laimėtų taurės turnyrą arba finale susigautų su Panevėžio ekrano ekipa. Per pasirengimo etapą komanda pasirašė sutartį su dviem legionieriais iš Kroatijos Marko Rašo ir Filipu Žderičium. Iš Vilniaus Žalgirio į Šiaulius atvyko Arminas Vaskela. Treneris teigia, kad greičiausiai šie žaidėjai turėtų tapti ekipos lyderiais. Tačiau patys futbolininkai teigia, kad lyderio vardą dar teks užsitarnauti. Žalgirį pernai sezonas buvo nekoks. Šiauliai pasiūlė, priėmiau tą pasiūlymą, nes tikiuosi čia daugiau žais negu Žalgirį. Konkurencija gal šiek tiek mažesnė, aišku, bet sieks. Kiekvienoje komandai reikia įrodyti savo vertę ir tikiuosi, kad šį sezoną žaisiu. Pasirengimo etapu Šiaulių futbolo komanda žaidė 4 draugiškas rungtynes. Šiauliečiai 2-0 laimėjo prieš Alytaus Dainavą, lygiosiomis 2-2 ir 0-0 sužaidė su Ekranu ir Sūduva, bei 0-2 nusileido Gargždų Bangos ekipai.